Kada verta pirkti daiktus be pabrangimo, net jeigu tu turi pilną sumą pinigų? Šiandien pakalbėsiu apie tokį dalyką kaip forced saving ir kaip iš to uždirbti. Ir ne, čia nebus ta istorija apie tai, kad pirk Apple telefoną, ne, ir investuok į Apple akcijas. Ne, čia nebus šitas dalykas. Tai jeigu tau yra įdomu apie tai, apie ką aš kalbėsiu, žiūrėk šitą video iki galo, pasidalink su draugais ir optimizuok savo pinigų srautą, sąmoningai pastatydamas save į situaciją, kur tu gali turtėti realiai skolintais pinigais, kurie yra be palūkanų. Tai apie ką aš čia kalbėsiu, žiūrėk, ir jeigu pirmą kartą įsijungi šitą kanalą, tai esu Aleksandras, pats buvau finansų konsultantas, padėjau paprastiems žmonėms suinvestuoti daugiau negu 10 milijonų eurų. Tad jeigu tau yra įdomu, ką aš darau, kaip aš darau, gali sekti šitą kanalą, prenumeruoti ir žinoma dalyvauti diskusijose, klausimų atsakymų sesijose ir pilnai būti įsitraukęs į finansų temą, nes kur fokusas, ten ir rezultatai. O mano rezultatai tai, kad viešas vien tik tai mano portfelis per paskutinius 40 mėnesių sugeneravo daugiau negu 40 000 pelno, turint minty, kad aš pradėjau jį nuo nulio prieš 40 mėnesių, ne? Ir dabar tai yra 40 000 realizuoto jau normalaus pelno. Tai jeigu tau yra įdomu, žiūrėk, taip sakant, track rekordą turiu, na ir pasidalinsiu savo idėjomis ir mintimis. Ir pirmas toks dalykas, kadangi sakiau, kad nebus klasikinis variantas pirk iPhone, bet investuok į Apple akcijas, aš tiesiog noriu paimti ant iPhone, nes pasirodė naujas 17 iPhone'as. Tai yra labai geidžiamas aparatas, dažniausiai iPhone'as yra labai geidžiamas aparatas žmonių. Nesuprantu, kodėl tas paskutinis modelis labiausiai būna geidžiamas, bet ką aš pasakiau, sakau, gerai, paskaičiuokime paprastą dalyką. Jeigu aš pirkčiau išsimokėtinai, ne, tai yra su planais, bet kokiu atveju nėra žmogaus, kuris šiai dienai nenaudotų mobiliojo telefono be plano kažkokio, ne, nu, tai jisgi skirtas susiskambinti, pasiskambinti, panaršyti, ne, patiktokinti ir taip toliau. Tai logika yra labai paprasta. Telefono bet kokiu atveju reikia. Tai mes turime pilną sumą. Tarkime, susitaupėme 1350. Ir tikrai yra tokių žmonių, kurie sako, nu, aš už pilną sumą pirksiu. Ir šiaip aš tam pritarčiau. Tai pilnai sumai aš pritarčiau, viskas yra ok, jeigu tu turi pakankamai disciplinos tam, kad tu galėtum pats po ten 50, 100, 200 eurų investuoti kiekvieną mielą mėnesį ir viskas su tuo yra gerai. Tačiau yra žmonių, kurie yra ypatingai taupus, tačiau nemoka arba nenori dėl kažkokios priežasties įdarbinti pinigų. Ką galima padaryti tokiam žmogui, tai yra pastatyti save į padėtį, kuri vadinasi forced saving, tai yra priverstinis taupimas, bet čia labiau sakyčiau forced investing gaunasi. Kodėl taip gaunasi? Perkame mes ne už pilną sumą, tai yra ne už 1350, bet mes paimam išsimokėtinai. Dabar labai paprasta patikrinti, ar mūsų apgaudinėja, ar tai yra be pabrangimo ar ne. Tai 56,2 padauginam iš 24 mėnesių. Tai yra 1348 eurai. Tai yra realiai euro skirtumas nuo šitos pinigų sumos, kas yra mokant iš karto. Tai realiai, jeigu jau tu planuoji porą metų naudoti telefoną, akivaizdu, kad galima paimti išsimokėtinai ir iš tikrųjų už jį nepermokėti. Tai yra labai, sakykime, nesudėtinga suskaičiuoti ant skaičiuotuvų. Gerai, tarkime, pasiemame šitą daiktą, tai ką dabar daryti su ta likusia pinigų suma? Tai čia ateina momentas, mes ją investuosim. Ką galima nuveikti su 1350 pinigų suma? Tai mes sakome, kad papildomai ne, metinė grąža 2 metai. Skaičiuojam, 1647 pinigai. Tai dabar, jeigu tu jau sugebėjai per 2 metus sutaupyti naujam telefonui, tikriausiai tu atsidėjai po pakankamą pinigų sumą, tai yra po 56 eurus, bent jau porą metų ir turi pakankamai disciplinos tam, kad galėtum tai padaryti, ane? Tai logika yra tokia, kad tu pastatai save į padėtį, kur tu investuoji 1350 pinigų. Vėlgi, investavimas turėtų būti pakankamai trumpalaikis ir būtų gerai, kad šitas visas džiaugsmas nesvyruotų savo vertėje. Ne, apie tai irgi yra labai svarbu užsiminti, tai reikia suprasti rizikas investavimo, kur tu investuoji, bet logika yra labai paprasta. Tai turėtų būti sąlyginai trumpalaikis investavimas ir tai turėtų nesvyruoti tam, kad nekeltų tau papildomo streso. Tai reiškia, kad tu kiekvieną mėnesį neturėtum užeiti arba kiekvieną kartą neturėtum užeiti ir galvoti, o, blembački, o tai kaip čia dabar bus, o tai gal aš čia padariau prastą sprendimą ir taip toliau ir panašiai. Ypač jeigu tai yra tavo kelionės pradžia ir tu pradedi nuo tokių sąlyginai nedidelių pinigų sumų. Tai situacija yra tokia, kad tu dabar kiekvieną mėnesį atsidedi po 56 eurus ir atiduodi juos už tau pinigus realiai, arba tau daiktą paskolinusią įmonę. Tai šiuo atveju gali būti bet kuris iš operatorių, gali būti, nu, žodžiu, ten, kur tu gali rasti visą šitą džiaugsmą be iš tikrųjų be pabrangimo. Dažniausiai tą duoda operatoriai, nes jie tau apselina savo planus ir iš to uždirba. Ne, jau neuždirba iš telefono aparatų. Gerai.
Tai šitoje vietoje 10 procentų metinių, okei, kas būtų, jeigu mes įdarbintume su 12 procentų metinių, na, apie 1700. Tai po 2 metų tu turi realiai telefoną savo kišeniai, ane, jau 2 metų senumo ir tu turi, taip sakant, 1700 portfelį ir tu turi 360 pinigų gražą, kas yra bendrasis gražos rodiklis, tu per 2 metus uždirbi apie 26,97 procento metinių. Tai yra gerokai daugiau negu bet kokia infliacija ir tai yra gerokai daugiau, tau po 2 metų realiai užteks pinigų ir telefonui naujam ir dar liks, ne? Nes po 2 metų iPhone'as tikriausiai nekainuos 1700 pinigų, kalbant apie tą patį modelį, identišką, ne? Jeigu mes kalbam, 19 iPhone'as bus, 19 Pro, tarkim. Tai va, tai logika yra tokia. Dabar, žinoma, tu galėtum pastatyti save į padėtį, kur tu sakai, ne, aš nupirksiu, taip sakant, už nulį, taip sakant, sumokėsiu pilną sumą, bet aš geriau pats pakontroliuosiu tuos 56 eurus, įdėsiu su to pačia 12 procentų metinė grąža ir turėsiu vis tiek ten 1510. Bet kur yra iš to vietoj psichologinis triukas, jeigu tu nori pastatyti save į force saving sistemą, tai reiškia, kad tu savo įsipareigoji, ne? Ir kai tu kažkam kitam įsipareigoji. Kai tu įsipareigoji kažkam kitam, tai akivaizdu, kad tu norėtum vykdyti šitą įsipareigojimą gerokai tvarkingiau, negu kad tu jį vykdytum savo. Ir, kaip ir sakau, yra žmonių, kurie moka, taip sakant, pastatyti save į padėtį, kur disciplinuotai investuoja ir viskas yra gerai, bet yra žmonių, kurie to negali padaryti, tai jiem toks priverstinės disciplinos formavimas. Aš nesakau, kad reikia dabar prasiskolinti. Aš sakau, kad tu tiesiog kontroliuoji savo pinigų srautą. Ir po trumpo laiko, jeigu tu jausiesi nekomfortiškai, pavyzdžiui, po pusės metų, ne, po metų, tu galbūt sakysi, ai tiek to, aš jaučiuosi nekomfortiškai, išsitrauki iš tų investicijų savo pinigus ir tiesiog sudengi likutį, ne? Bet kokiu atveju sudengus likutį po metų arba po 6 mėnesių tavo likutis už telefoną bus gerokai mažesnis, nes 56,2 kart, sakykime, 12 mėnesių, tai yra tu išmokėsi 674 pinigus, o per 12 mėnesių tavo pinigai, ką spės nuveikti, jie spės vis tiek iki 700, taip sakant, paaugti, jeigu tu po 56 investuoji, jeigu tu visą sumą sumeti, tai per 1 metus su 12 procentų grąža 1500 turi, ne, iš kurių turi gražinti 674, tai 1521, mes turime 846 pinigus, kurie bet kokia atveju liko tavo kišeniai papildomai, ne, tai tu nusipirkai, taip sakant, telefoną ir vad gavosi toks žaidimas, kad tu realiai turi dar 846 pinigus. Tai bet kokia atveju, taip sakant, po metų tu turi daugiau net ir pamokėjęs kažkiek laiko ir painvestavęs pinigus. Dabar, jeigu mes kalbam apie tokį keitimą, sakykime, kas 2 metus, tai paimkime tai, kad tu pirmam telefonui susitaupiai ir kadangi visą laiką tau reikia po porą, taip sakant, metų, kas porą metų telefoną reikėtų keisti, kai kurie nekeičia, aišku, ir 5 metus, bet sakykime, kad tu esi iš tų žmonių, kas keičia kas porą metų. Tai kas tada gaunasi? Tai tu tada įdarbini tos pinigus su 12 procentų grąža, skaičiuojama, ne 1, 7, 14. Realiai tu už tą telefoną, taip sakant, mokėjai po 56 pinigus, tol, kol tavo ta pradinė pinigų suma dirbo ir uždirbo tau 364 eurus, kas yra gerokai daugiau negu bet kokia infliacija. Ne? Ir per tą laiką, kaip pavyzdys, tu sugebėjai sutaupyti dar, sakykime, pusę tos sumos. Tai yra papildomus 500 eurų, apytiksliai, aš skaičiuoju, gerai, 600 eurų, nes papildomai, tarkime, atsidėjai po 25 eurus per mėnesį, nes taupus žmogus esi, įgūdį turi taupyti. Kas tada gaunasi, kad pas tai 1,7 14 plus 600, tai tada vadinasi 2314, ne, po 2 metų jau yra. Ir sakykime, tu keiti telefoną kas porą metų, ir šitas biudžetas nukeliavo, ne, pas tave. Tai hipotetiškai, ką tu darai, tai tu vėl, taip sakant, galėtum teoriniam lygmenį paimti ir įdėti pinigus į investavimą, ne, parduoti seną telefoną, iPhone'ai dažniausiai išlaiko savo vertę ir bent jau už pusę sumos tu tą iPhone'ą tikrai parduosi, tai skaičiuokime labai paprastai, kad tu po 2 metų jau turi 1714 investicijose ir dar seną telefoną, kurį pardavėjai, pridedam to telefono sumą. Tai yra papildomai tos pačius 600. Ir tu, taip sakant, keiti telefoną vėl, ne, į naują ir išsimokėtinai tai darai. Tai tada kas gaunasi? Tai 2314 pinigų, nes 1,7 plus, sakykime, 600 gavai už savo senesnį tą 2 metų iPhone'ą. Pas tave dar po 2 metų yra 3000, ne, čia šitoje vietoje ir vadinasi po 4 metų pas tave yra 623 pinigai pelno, netgi daugiau negu 623, jisai čia už paskutinius 2 metus skaičiuoja. Tai jeigu mes kalbam toliau, kad tu keliauji, tai gerai,
sakykime, dar po 2 metų mes pridedam prie 2933 dar 600, tai 2933 plus dar 600, nu tai vadinasi 3533, ne? Nu tai 3533 ir gaunasi, kad realiai po 6 metų, 6 metus tą padarius tiesiog paprastą procesą su telefonu, tavo portfelis yra 4482. Sakykime, kad tu esi žmogus apytiksliai po univero, ne, ir tau yra 24 metai apytiksliai ir tu iki 30 metų tą darai. 4482. Daugiau, viskas, okei, palieki 4482, hipotetinė situacija iki pensijos, ne, tai yra 35 metam, su 12% metinė grąža. Tai yra 300 ką. Tai jeigu tu tinkamai valdai savo pinigų srautą, tu gali absoliučiai iš niekur sukaupti kapitalo, turėti kapitalo gerokai daugiau, negu kad paprastas žmogus bendrai per savo gyvenimą galės tą padaryti. Tai čia yra toks labai utopinis, aišku, scenarijus, bet jeigu mes kalbam apie ilgalaikę viziją, o investavime tas yra labai svarbu, mes galim absoliučiai iš nieko praktiškai taikydami forced saving sistemą susikrauti savo pensinį kapitalą, nes su 10% metinės grąžos 292 tūkstančio yra nei daug nei mažai 29 tūkstančiai pasyvių pajamų per metus. Ne? Tai yra labai ženkli pinigų suma pasyviomis pajamomis. Ne? Ir tai yra iš labai nedidelių dalykų. Dabar įsivaizduok, jeigu tu tą patį gali padaryti su bet kokia buitinė technika, ne? Tai tu, tarkime, susitaupiai, taip sakant, skalbenkiai ten 600 pinigų, pasiėmei be pabrangimo, investavai tuos 600. Skalbenkė, kiek 5 metus tarnausi, ne? Kaip pavyzdys. Pasiėmei telefoną, kurį keiti kas 2-3 metus, pasiėmei kompiuterį, kurį lygiai taip pat turi. Ir realiai tu svetimais nuvertėjančiais pinigais finansuoji savo ateitį, gerokai lenkdamas infliaciją, pastatydamas save į situaciją, kur tu bet kuriuo metu gali išsitraukti iš investicijų dalį pinigų ir pagrąžinti savo likučius, ne? Tai yra labai faina, nes tu turi ir įsipareigojimą, bet tu turi ir kapitalą, kuris auga gerokai greičiau negu įsipareigojimas. Tavo kapitalas auga, o įsipareigojimas mažėja ir gaunasi šita sistema. Ir jeigu tu tą gali padaryti svetimais pinigais, tai kodėlgi to nepadarius? Tačiau čia yra ypatingai svarbus momentas. Reikia per daug neužsisvertinti ir kas yra vėlgi labai svarbus momentas, tai yra, aš jokių būdų neskatinu to daryti, kad nueik pasiskolink, ne, ir dabar investuok, bet tai yra savo pinigų srauto valdymas su sąlyga, kad tu jau turi įgūdį taupyti, ne, kad tu sutaupiai pilną sumą iPhone'ui. Jeigu negebantis, taip sakant, sutaupyti 1300, nėra ko šitos sistemos ir naudoti, ta prasme, ne, tai logiška, nes tu tiesiog savo papildomų problemų prisidarysi. Dabar klausimas, kur investuoti su ta pačia 12% metinė grąža. Tai mano pasirinkimas tokiem dideliem dalykam, tai mano pasirinkimas yra irgi savotiškai nedidelis. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai yra Scramble ir mano, pavyzdžiui, rezultatas yra dabartinės investicijos 1098, all time invested 2130, all time earnings 991. Ne? Dabar jeigu pasižiūrėsim, dabartinis raundas renka beveik 2 milijonus, tai yra paskolos verslam. Lietuva šiuo metu yra antroji vietoj pagal investicijų skaičių. Ir jeigu žiūrėti, tai kiek buvo rounds history, tai raundas A, jeigu mes kalbame, ne, grupė A, 100%, jinai visada grąžina 100% mūsų investicijų, ta prasme, su palūkanomis. Tai realiai gaunasi, kad nebuvo laikotarpio, kad grupė A būtų nemoki. Taigi, taip tariant, nuo 22 metų ir kiek aš Scramble irgi 22-23 atradau, tai yra veikiantis dalykas, grupė B būna, kad ten nesąmonių nutinka, ten yra rizikingesnės paskolos. Grupė A 100%, ta prasme, galit patys prasieiti per raundų istoriją ir panašiai. Dabar Scramble nuoroda yra apačioje. Jeigu yra noras vykdyti tokią strategiją, pasiskaičiuokite, pasižaiskite su mūsų skaičiuokliu, nukeliaukite į mūsų tą patį Financial Finance puslapį, užsiregistruokit Scramble, įsimeskit, tai yra investavimas 6 mėnesiam. Tai reiškia, kad tu turi labai aišku planuojamą pinigų srautai. Ir jūs aiškiai matysit visada, kiek pinigų kiekvieną mėnesį jums pagrįž su palūkanomis. Tai viskas yra ypatingai paprasta. Atkeliaujat į claims, atkeliaujat į repayment schedule, ir galim pasižiūrėti, kaip man mokėjo, taip sakant, pamėnesiuoja, ir kaip didėjo visi dalykai, ir galim, hide paid payments, viskas, štai čia yra tai, kas manęs laukia, tai reiškia schedule. Viskas, tai prasme, aiškus pinigų srautas, nesvyruojantis aktyvas, trumpalaikės investicijos. Tik tai vienas svarbus dalykas, platforma nėra licenzijuota, tai investavimo apsaugos kažkokios nėra. Investavimo apsauga yra ta, kad jie patys investuoja kartu su investuotojais į tuos brandus, kurie šitoje vietoje yra pas juos. Viskas, tai yra ant tiek
paprasta, tai jeigu nori pradėti, kaip ir sakau, nuorodą apačioj, pasidalink savo idėjomis apie tai, apie Forced Savings sistemą, apie šitą sistemą, apie kurią pakalbėjau. Ir jeigu tau jinai ir tinka, patinka, tai valio, jeigu netinka, nepatinka, tai irgi kodėl. Na ir ką, susirink bonusus iš Scramble, patek į tą patį Loyalty klubą, ne? Pavyzdžiui, mano šiuo atveju yra Pro lygis, tai irgi turiu papildomų bonusų. Žodžiu, štai vietą tiesiog išnaudok visus bonusus, ne? Jeigu yra noro tą daryti, pastatyk save į padėtį, kai tu kontroliuoji savo pinigų srautą ir kai tu gali naudoti svetimus nuvertėjančius pinigus tam, kad pats turtėtum ir lenktum infliaciją. Tikriausiai tai yra kiekvieno žmogaus svajonė. Tai pelningo investavimo, atsakingo skolinimuose ir pasimatysim kitose video.